Sveiki, bandysim montuoti EV2 teltonikos. Pirmas pastebėjimas – detalės. Vienas varžtas. Čia T20 prisukt stotelę iš apačios. Prie rėmų. Kitas komplekte. Dar vienas, dar mažesnis varžtelis. Tai T8 ir dar prisukt korpusui TX10. Na, nežinau, ar čia reikia tiek varžtų. Taigi, dar pastebėjams, čia yra tas remelis toks metalinis. Tai dabar dedas ant betoninės sienos, tai viskas čia ok. Pasislėp varžtai ir priglund stotelę, bet jį montuoti ant kokio polistirolo, kur reikia tenai kokį 20 smėgių, tai niekaip jos nepritvirtinsi, arba turėsi čia kiaurai gręžti, gal per tą skylutę, bet viršų tada nėra kaip prigręžti. Tai jau matau vieną minusą į Lietuvos gamintoją daržą. Nu, bet yra kaip yra. Tegu žmonės gal žino. Nu, ne žmonės, gal čia montuotojam labiau būtų aktualu. Pasižiūrės tą video. Įvertins Lietuvos gamintoją. Taip. Čia, kiek suprantu, yra reguliatorius. Kiek amperų krauto, tai yra 22 kW stotelė, tai dabar, kaip suprantu, ant 0, tai kraus 22 kW. Žodžiu, kad prieit prie to varžtą, turiu nusimti šitą daiktą. Tada prieinu prie varžtą. Na, gerai, kada varžtai neiškrenta. Kad nebūčiau šališkas teltonikai, tai ta prasme parodysiu kitų stotelių irgi pajungimo būdą. Nu, tai čia prasikišam laidą, čia viskas atvirai, sukišam, užsukam, įkišam laidą krovimo, uždengiam, uždarom dangtelį ir viskas, ir važiuojam. Dar viena stotelė. Čia iš viso paprasta. Susidedi laidus, 1, 2, 3 fazė, yra net raktelis duots varžteliam, kas patogu. Uždedi ją, prisuki ir viskas. Sumontuota, gražiai, tvarkingai, paprastai. Taip, kalbant apie appsą teltonikos, tai naujos stotelės šitas appsas gali veikti Wi-Fi, bet tik tai tam pačiam Wi-Fi prisijungęs matysi savo stotelės darbą. Ir tai veikia tik su Android sistema, su obuoliu neveikia. Bet buvo kažkada pasijungęs, tai veikia, lokaliam tinkle veikia, išvažiavus iš namų jau nematysi. Nu, toks, nežinau, nedadirbta. Aišku, gal to nereikia, bet kai kiti gamintojai turi, tai kažkaip tai smagu turėti lietuvių gamintojų, kuriam irgi galėtų matyti visą informaciją online.